Šeštadienis po 8:20 tvarėm vėl Daikoku. Mes šiandien paskutinė diena. Tai va, visai nesitikėjom iš vis kažko pamatyti, nes šeštadienis tai čia pas juos kaip darbadienis, labai intensyvus eismas, kamščiai, bet šitas labai gražus. Eiktų savo, koks gražus. Nismo S bakelis, reis ratai, dropo daug, labai nice, super patinka. Šita nuostabi mašinėlė, labai nuostabi Recaro kėdutė. Taip, turim GTR eilinį, R32, R35, Honda Legenda ir turim Shelby Cobra. Nesitikėjau pamatyti čia Shelby Cobra. Šalia dar vienas senas GTR'as. Žodžiu, rytais čia renkasi senos kietos mašinos. Ir ten jų vairuotojai, va tokie va, amžiai visi. Crazy, koks shifteris. Cobra. Wow. Išmetimas. Šitas pavojingas išmetimas, kai išlipi gali nusisvilint kojas. Carroll Shelby parašiukas. Okay. Dar vienas Skyline'as. Labai tvarkingas. Labai gražus. Tikrai. Penkių bėgių. Čia matyt, ne šiaip prašo, čia kietas dalykas šitai mašinai. Turim Dukemzą ir šalia naują Dukemzą. Labai panašus dizainas tikrai. Pemza. Dar vienas. Taip, kas čia? Net nežinau, kas čia. Silvija? Taip ir galvojau. Vairuotojas miega. Gerai atrodo Silvija. Tada turim MR2 Mytą. Ai, nu Ferraris, teisingai, dar Ferraris stovi. Nepraleiskim, dar šitas Z atvažiavo. Ferraris, šito vairas dešiniai. Kas čia 355 gal? Jokas jokais, bet šitas Ferraris, jo 355 Berlineta. Iš būtent šitų MR2 deda body kitą ir kopijuoja būtent šitą Ferrari. Labai jokinga. Tai va žibintai skirtingi MR2. Tas, kur raudonas, tai turi GDM-inius žibintus, o tas, kur žalias, jau kažkokius gal amerikietiški ar prefeiso, nežinau. Kas MR2 išmano, gali papasakot, kaip ten yra su tai žibintais. Turbo. Ja, juoda irgi turi žibintus kaip raudona. Išmetimas šitas super agresyv. Šitas su advanais.
Boost Gaug irgi turbo, aišku. Midship Runabout. Vypinės renkasi. Lankais. Wow. Tikrai, wow. Crazy. Karbai.2個ついてる。ここでサインで振ってる1本で運転のできたやつをここでサインToliau vipai renkasi. Ne, TB GTS. Labai graži mašinėlė. Super. Žodžiu, ten netikėtas Lambo atvažiavo. Tai turim Huracaną, Aventador, Gallardo, su pilnais lankais, su viskuo, tikrai sportinis, sakė, kad Roadly gal galima važinėti. Splitteriai, nu žodžiu, karočiui, čia viskas yra. Tikrai lenktyninis, pažiūrėkite į inteiką. Nu, ne inteiką, oro nukreipimą. Crazy. Ir Diablo turim. Racing ratai. Mechanas. Nežinau, ar buvo kitokių, aš tiesiog neįgudęs šitų automobilių. Žinovas. Tiksliau, nežinovas. Crazy. Mažos mašinėlės man labai patinka.
matyti. Ir X7 turim. Eurobitai košė ant viso garso. Jam turėtų būti šalta važinėti. Čia keiteram. Karboninės kėdės, viskas karbon. Didelė mašinėlė. Kaip manot, kas čia per žarna nuvesta iš kapoto į saloną? Aš matau ten gaugę. Manyčiau, kad ten yra tepalo slėgis. Nu, kažkokio slėgio gaugė. Nežinau kokio. Bet greičiausiai tepalo slėgio. Arba kuro. Gali būti ir kuro. Šitas Lambo kažkodėl neatsistojo prie kitų Lambo. Nežinau kodėl. Bet stogas šiaip visai gerai atrodo, nesu kabrikų fanas, bet... Labai gerai atrodo. Nu, iš tam tikro kampo gerai atrodo. Čia kaip MR2 atrodo, taip žiūrint. Turiu omenyje MR2, tai MRS. Pora labai gražių modelių. Nismo GTR'as, Nismo spoileris, Nismo ratai. Kėdės ne GTR. Paliko lempas įjungtas. Tarkim antras GTR'as. T37 ratukai. Penki T37 ratukai. Kodėl sakau, kad 5? Neskaičiuot nemoku, jų yra 6. Ha, geras. Nu, čia įspūdingas sąstatas. Nors ir ne GDM, bet labai įspūdingas sąstatas. Hurakanas, Aventador, Gallardo ir Diablo. Ai, čia Chrysler Conquest matyti. Bet Mitsubishi Starion, man atrodo, tas pats modelis. Arba jis užsidėjęs tiesiog Conquest dalykėlius, nes čia turbūt Mitsubishi Starion. Labai gražus. Skydelis koks. Irgi myliom. Mechanas 5 bėgių. Alpine A110. Supra gražiausios spalvos. Labai graži spalva, super. Civicas Type-Ras. Tu jau prisižiūrėjau, iš tikrųjų, daug jų čia yra. S15 labai tvarkingas. Labai tvarkingas. Čia retas reginys, dažniausiai visi nušerti.
Labai gražus. Pokemonų rutulys vietoj šifterio. O, 1000 geltonų. Su BBS-ais. AP1. Numeriai 2000. Geras. Karboninis kapotas. Lempos biški liūdnos. Bet šiaip tai labai gražu. Labai. Legacy visai neblogas. Nesu matęs tokio daikto. Čia yra Carina GT-TR. Dirba agresyviai. Turbo. Turbo timeris buvo. Nu, kodėl jinai dirba salone, nieko nėra. Ir jinai birbė ir užgeso. Žodžiu, su turbo timeriu. F355 matyt. EP3 Civicas. Racing ant padangų rašo. Gal iš tikrųjų racing. Anniversary Recaro kėdutės sudėtos. Ne, ten lopšys. Lopšys ir kažkas kitas. Jo, viena Anniversary Recaro, o kita lopšys. S2000. Labai graži geltona. Feraris labai triukšmingas. Labai perlėtai. Celica GT4. Wow. Recaro kėdutės, viską TRD. Crazy. Gais, nu, rollbarų gale. Žiauriai geras. Žiauriai. Tokia eilutė Porsche 37 Blackwing M2 Legacy su gerais advanais S15 Alpine A110. Šitas daiktas, kas yra turbūt Mitsubishi Starion, nors ir rašo Conquest. Celica GT4. Dar truputį prie Celicos trypčiau, nes labai gera. Recaro krėslai. Recaro konfeti. Wow. Galinės kėdės atlenktos. Žiauriai gražiai. Toyota Racing Development numeriukai. Ten toli matau Lancia Delta integralę. What? What? Lancia Delta integralę? Ar tu juokauji?
savo. Crazy. Labai įdomus M3. Labai piktas. Labai agresyvus stabdžiai. Recaro 2 įdėtos. Vėliai stabdžiai rimti. Ir tas spoileris. Wow. Labai didelis spoileris. Labai. Mačiau, kai šitas atvažiavo, galvoju, kuris pasislėpė. Čia panašu, kad čia yra M3. Bet tas spoileris milžiniškas. Vairas kairiai, white bodies. Šiaip, čia to paties brando spoileris, kur tas E92 turėjo. Jo, 92, turbūt 92. Very nice car. Padangėlės geras. Eik, tu čia koks rimtas. Gerai, einu apžiūrėt Lancius. Čia yra labai stipru. Padangos irgi žvyrinės. Recaro krėslai. Jo, pilni lankai. Wow. Very nice car. Čia tikra ralinė mašina. No joke. Eik tu savo. Aš suprantu, kad jinai tikrai ralį važiavus. Intercooleris kokia dydžio. Per visą priekį. RX7 99 speko. Ir 86. Bet šitas daiktas, aš net nesu gyvai tokio matęs. Čia yra Toyota Levin. Super Strat Suspension rašo. Aš nežinau, kas čia. Per tekstas, bet Super Strat. Nežinau, bet kieta mašinėlė. Ratai geri. Vairis. Recaro kėdutės. Pontiac GTO turbūt čia. O, slant nose Porsches. RCF-as. Dar vienas Civicas Type-Ras atvažiavo. 348 TS. Very nice car. FD2 Civikiukas. Labai geras. Ratukai teisingi. Šeimo mobilis. Faceliftas. Su vaikiuku atvažiavo.
Ir čia yra kitas. Šitas pre-faceliftas. Miužant grotelės. Labai gražus ratai Yankee. Jo. Šito žibintai yra apvalūs. Ir priekiniai žibintai kitokie. O to žibintai tokie honeycomb dizaino. Ir priekiniai žibintai tokie gunmetal spalvos. Tada šitas daiktas labai kietas. Tikrai labai kietas. Saloniukas kaip naujas. Gerai atrodo. Šitas, aišku, daiktas yra kreinis. Biškį Poršiuką apeisiu. Gyvais Landmauso nesu matęs. Dar vienas labai retas modelis, europietiškas atvažiavo. Alpine. Wow. Žiauriai cool. Variklis gale. Atrodo. Ar čia toks bipas, nežinau. Atrodo kaip variklis gale. Dėdė irgi toks 7 metų. Žiauriai gerai atrodo. Toks dar vienas netikėtas daiktas, tai M3 universalas. Nesitikėjau čia tokį pamatyti. Bet paika. Stabdžiai milžiniški. Patinka man šitie universalai, patinka. Džiulija Quadrifoglio. Gal antras čia Japonijai matau tik tokią. Nelabai populiarios. Nu, čia kažkoks hurakanas. Crazy. Kopėčias užsidėjęs ant stogo. Sterato. Nežinau, gal čia Sterato, ar Huracan Sterato, nežinau, nepažįstu. V10 rašo. Crazy. Tas dėdė su mėlynu džemperiu vairuoja šitą nuostabią RX-7. Tikrai full stock. Aš galvau, kad pas man bumperiui kažkas negerai, nes jis turi tokį išlinkimą. Ne, čia pasirodo, taip ir turi būti. Kėdutės pertrauktos. Labai gražu. Skydelis kitoks nei mano. Jo. Mechanas. Subaru Coupe. Impreza. Ne white bodies, bet Coupe. MX-5 padropintas. Su BBS ratais. Bet ne Recaro. Ar Recaro? Ne Recaro. Legacy's geras. Žiauriai geras.
Pulsar koks įdomus. Sunny mum Lietuvoje žinomas. Žiauriai geras. Toyota labai graži. Ratai Advanai. Labai gerai atrodo. Splitteris. Tas dėdė su Alpine ten sėdėjo savo mašinėlį. Pasirodo, jis ne šiaip sau sėdėjo, jis laukė draugų. Nors suprantu vieną tokį pamatyti. Bet antrą? Are you kidding me? Crazy. Tikrai super crazy. E33 GTR'as. Labai gražiai. Difuzorius, spoileris karboninis. Slenkščiukai irgi karboniniai, priekinis lipas karboninis. Ratai teisingi. Labai gražiai atrodo išmetimas. Labai rimtas. Vienas skirtumas, kad pas mane valytuvo nėra gale. Bet šiaip tai. Labai gražiai. Visą laiką vaikščiau pro čia ir galvojau, kokią čia mašinėlę dėdė turi. Tai dėdė turi Miatą, kuri yra atidengta. Ir kaip ir galvojau, visada po uždangalu ten buvo Fairy Lady Z.